To plokščio daikčiuko mūsų kišenėje dėka kiekvieno iš mūsų gyvenimas yra tapęs ženkliai patogesniu. Dabar su juo galime ne tik tai paskambinti savo mamai ir parašyti grasinančias žinutes, bet net ir nufotografuoti, kokią gardžiai vakarienę mums pagamino vargšas kinietis dirbantis antisanitarinėmis sąlygomis. Taip, tai išmanusis telefonas, iš kurių kiekvienas turi fotokamerą, leidžiančią mums vos poros paspaudimų dėka tapti menininkais. Bet ar iš tiesų viskas taip paprasta? Sveiki, čia Gytis iš fotokursai.lt. Ir šiandien aš kalbu apie fotografavimą išmaniuoju telefonu. Esu jums paruošęs 5 svarbiausius patarimus, kuriuos derėtų turėti omenyje kiekvieną kartą darant nuotraukas su savo smartphone. Taigi, visų pirma, negalvokite, jog tiesiog nufotografavę bet ką ir bet kaip, o ant viršaus išmetę Instagram filtrą padarysite gražią nuotrauką. Fotografijai mobiliojo telefonu galėjo lygiai tos pačios sąlygos, kaip ir bet kokiai kitai fotografijos rūšiai. Tad jeigu mokėsite gražią nuotrauką padaryti su veidrodiniu fotoaparatu, telefono fotoaparatas jums taip pat nekels jokių problemų. Privalote visuomet atkreipti dėmesį į apšvietimą, omenyje turėti kompozicijos taisyklės, o visų svarbiausia – galvoti, ką fotografuojate. Gana tų nuotraukų su pražydusiam ramunėlėm ar jūsų kate, ieškokit ko nors unikalesnio. Antra, būtinai išstudijuokite savo telefono galimybes. Fotografuojate su iPhone ar Android, iškniskite programėlių parduotuvę, ieškodami jums labiausiai patinkančio fotoaparato appso, mat tai, ką siūlo pats gamintojas, dažniausiai toli gražu neišnaudoja visko, ką gali jūsų telefono kamera. Trečia, tamsoje visuomet fotografuokite su blykste ir ilgesniu išlaikymu, pavyzdžiui, sekundę ar daugiau. Laimėję telefonai šią funkciją turi iš karto jau tik ištraukti iš dėžutės. Nuo to tarpu, kas naudojate iPhone'us ar Android, turėtumėte pasiknisti savo programėlių parduotuvėse, ieškodami appso leidžiančio tą padaryti. Esmė tame, jog blykstė esanti telefone mums duoda siaubingai tragišką apšvietimą, paverčiantį mūsų personažus plokščiais blizgančiais sūriais, o fonas visuomet lieka juodas. Su ilgesniu išlaikymu to išvengsite, nuotraukos taps gyvesnės, o kartais galėsite netgi sukurti unikalių abstrakcijų. Ketvirta. Niekad nenaudokite įprastų filtrų, visuomet nuotraukas redaguokite patys. Primityvius filtrus naudoja 90% instagramerių ir jų tai jokių būdų nedaro nei kiek išskirtiniais. Naudodami tokias programėles kaip Fantasia Painter, Photoroom, Snapseed ar Photoshop Express jūs gausite daugybę redagavimo galimybių, kuriomis reiktų visuomet pasinaudoti prieš viešinant kadrus. Pakelkite kontrastą, pažaiskite su spalvomis, išnagrinėkite papildomas programėlių funkcijas, dėkite efektus. Svarbiausia eksperimentuoti ir labai lengvai atrasite savo stilių. Na ir galų gale 5. Visuomet ieškokite unikalių rakursų. Vienas iš esminių mobiliojo telefono pranašumų yra tas, jog jisai beprotiškai lengvas ir jį visuomet turite prie savęs. Tad aptikę kažkokią įdomią lokaciją visuomet darykite daug nuotraukų iš skirtingų pozicijų. Atsistokite ant suoliuko, atsitūpkite, pašokite į orą, fotografuokite per klyną. Vienintelės ribos yra jūsų fantazija, tad atminkite, jog pagrindinis faktorius leidžiantis fotografui tapti populiariu ir sulaukti daug laikų yra išskirtinumas. Na kągi, šie išvardinti dalykai mano galva yra beprotiškai paprasti, tad dabar belieka tiesiog imtis jų taikymo. Kas liečia įprastą fotografiją, tai aš būsiu beprotiškai laimingas galėdamas padėti fotografijos seminarų metu. Naujai atvykti į seminarą galimybės neturite, prenumeruokite šitą YouTube kanalą, sekite mūsų naujienas Facebook'e ir su kiekvienu išgirstu ar perskaitytu sakiniu tapkite vis geresniais fotografais. Ačiū, kad žiūrėjote, čia buvo Gytis.